Sveiki bičiuliai, su jumis rubrika Riškim kartu. Šiame video noriu jums parodyti tikriausiai mano patį mėgiamiausią žūklės būdą, tai yra Method Feeder. Taigi parodysiu Method Feeder, kaip surišti jos sistemėlę. Taigi, ko mums reikės, tai žinoma valo. Rekomenduoju pirkti specialiai skirtą metodui ir kad jis būtų skęstantis. Šiuo atveju yra Method Sinking Feeder. Po to reikės Method šėryklos. Čia yra mini. Šios šėryklos labai geras variantas, ypač gaudant tokiu laiku, ankstyvą pavasarį arba vėlyvą rudenį, kada žuviai reikia paduoti labai nedaug jauko. Po to reikės stopmazgių, žinoma žirklučių, greitosios jungties, paruošto 10 cm Method pavadėlio, žiebtuvėlio ir reikalui esant švinuko. Taigi, pradedam nuo ko? O pradedam nuo šito, kad visų pirma ant valo užveriame stopmazgį. Užvėrę stopmazgį imame Method Feeder šėryklą. Pagrindinį valą veriame per šėryklos vamzdelį. Štai taip. Šito stopmazgio galit ir nenaudoti, bet aš jums rodau taip, kaip rišu sistemas aš pats asmeniškai. Toliau. Imame greitąją jungtį. Greitųjų jungčių yra įvairiausių, ir tokių, ir tokių. Čia jau patys sprendžiat, kokia greitoji jungtis yra jums geresnė ir patvaresnė. Šitą greitosios jungtis dalį veriame ant pagrindinio valo. Štai taip. Užvėrę imame greitosios jungties sekančią vidinę dalelę. Jeigu matosi, šita dalelė turi per viduriuką mažą skylutę, per kurią kišame pagrindinį valą. Štai taip. Ir dabar formuojame pagrindinį mazgą. Imame valą tarp pirštų, padarome taip ir šitą galą vyniojame 5-7 kartus apie pagrindinį valą. Valo galą kišame per valo sudarytą kilputę. Du kartus. Štai taip. Tikiuosi matosi. Kaip ir kiekvieną valą, visad rekomenduoju drėkinti. Ypač gaudant Method Feederiu. Nes pagrindinė apkrova ir smūgis žuvies kibimo metu jums gaunasi prie šito greitosios jungties konektoriaus. Taigi padrėkiname mazgą ir dailiai prilaikydami užtraukiame. Štai taip. Nereikalingą valo atkarpą nukerpam, bet prieš nukirpdami paliekame centimetro ilgio galiuką. Imame žiebtuvėlį ir šitą galiuką likusi labai atsargiai užlydame. Šitaip aš darau todėl, kad
žuvies kibimo momentu ir žuvies smūgio momentu šitas konektorius iš smūgio neatsirištų, o šitas užlydimas pristabdys valo atsirišimą. Taigi, imame pirmą konektoriaus dalį, truputėlį užveriame, įmauname į vidų, štai taip, pritraukiame visą šėryklą su stopmazgiu. Ir kas mums beliko, tai pagrindinis dalykas, pats mėgiamiausias. Tai užkabinti paruoštą Method Feeder pavadėlį su lafteriuku. Taigi kabiname, jeigu matosi, čia yra padaryta vietelė užkabinti paruoštą Method pavadėlį. Ir įstumiame į konektorių. Štai taip. Na ką, turime paruoštą Method Feeder sistemėlę. Dar vienas patarimas, bičiuliai, šiuo atveju yra lafteriukas, o gaudant su pop-up builiukais, rekomenduoju ant šito pavadėlio uždėti mažą gabaliuką švinelio, kad jūsų masalas neiškiltų per visą pavadėlio ilgį. Čia žinoma priklauso nuo situacijos, kurioje vietoje mes gaudome. Ar tai yra žolėta, ar tai yra švarus dugnas. Pagal situaciją renkamės švinelius. Taigi, šiam kartui tiek. Tikiuosi, pagelbėjau. Viskas labai paprasta, bet viskas yra labai efektyvu. Tai ką, iki bičiuliai, iki sekančių video. Iki.